Tęsiu įrašą iš Mona ūkio, iš lavandų lauko. Ūkis randasi tarp kalnų, Vitos valstijoje. Nepaprastas grožis. Aplinkui jokios pramonės, jokių teršalų. Tik kol kas daug krykštaujančių žmonių iš laimės atvažiavusių iš viso pasaulio į Enkliving 30 metų sukakties šventę, jubiliejų, konvenciją. Smagu, kai tiek daug žmonių vienoje vietoje patiria tokią ekstazę. Kažkas nuostabaus. Šitų kalnų. Buvau čia prieš 7 metus. Dabar viską jau biškį ramiau žiūriu. Viską ramiau priimu. Bet nuostabumo vis tiek daug išliko. Nes nuostabumas tame, kad tai išliko, kad mes tai tebeturime, kad visa tai toliau gyva, toliau tęsiama. Nors Gari išėjo į Enkliving vedlys, bendruomenės vedlys ir holistinės aromaterapijos pionierius, altruistas. Be galo geras žmogus. Bet visą tai tęsia. Jo šeima Mary Young, Jacob Young ir Joseph Young. Ačiū jiems. Ačiū, kad mes turime šiandieną šitą galimybę čia būti. Atvykome į ūkį. Einu pafilminti. Žmonės gulinėja, laukia, einu aš į lavandų laukus. Va, teka aromatingas distiliuoto vandens upelis. Iš distiliatorinės berods. Einu į distiliatorinę pasižiūrėti. Einu, parodysiu distiliatorinę, parodysiu dar arklį. Čia greitai bus arklių varžybos. Va, ir mergaitės va dar 2 stovi, kaip tik susitikau. Va. Iš mano ūkio. Mona, nežinau kaip vadinasi. Mona yra Mona. Palaukit, dar foto padarysiu, nu gerai, tuoj. Nu va, yra iš Lietuvos žmonių atvažiavusių. Kaip smagu. Kaip smagu, daugiau kaip 20 lietuvių atvažiavo. Atvažiavo į Ameriką, į konvenciją. Atvažiavo į šitą ūkį, kadangi čia yra dalis konvencijos, tai yra apsilankyti šitą ūkį. Fainai. Tai va, einu toliau žiūrėti, kas čia kur matosi ir ką čia dar galima rasti gražaus, pasižiūrėti. Čia visko daug yra gražaus. Einu žiūrėti į... dabar jau pas arklius kviečia. Einu žiūrėti pas arklius, einu žiūrėti. Paskui padarysiu toliau įrašą. Na štai, esu distiliacijoje, Monos ūkyje. Čia yra ankstyvoji distiliacija Prancūzijoje rodoma, Gari Youngas. Ir čia yra su lavandų asociacijos prezidentu Landeliu, Nikolė Landelio tėtis. Va, Gari Youngas. Va, Gari Youngas visada pats sėdėdavo ant visų noragų. Jisai pats viską darė, žinojo netgi pats sukūrė savo įrangą, kad melisa galėtų būti tikroji melisa.
Iš tikrųjų, ją reikia pasirūpinti, kai ją nuskini, jinai negali būti numesta ant žemės, ją reikia surinkti gražiai į tokius gaubtus, tokius lovius, va, Garijangas pats. Nuostabus vyras, fantastiškas žmogus. Ir tik toks, matyt, žmogus gali padaryti kokybę be kompromisų. Štai, jisai viską pats daro. Jisai turėjo žinot, kaip vyksta šitas procesas. Jis ne tik distiliatorių išrado, kuris nesugadina augalo molekulios, o priešingai ją išsaugo. Tokia, kokia jinai yra gyvame augale. Viską pats darė. Už tai tiek ūkių ir tiek nuostabių pasiekėjų, tokia gausa, milijonai žmonių. Milijonai žmonių ne tik tai yra pasiekėjai, vartoja šitus produktus su džiaugsmu, bet daugybė žmonių iš tikrųjų keičia savo gyvenimą į gerą. Kokie juokingi distiliatoriai buvo pačioje pradžioje. Ir kaip jie modernėjo ir ką galiausiai mes šiandien matome. Va, jisai pats konstravo distiliatorius. Štai. Va, čia jo mums konstruoti distiliatoriai. Kol galų gale jisai išrado distiliatorių. Štai tas, apie kurį ką tik sakiau. Garis pats lipo į šitą aparatą, kad jį išdistiliuotų kabutėse, kad jis pažiūrėtų, ar tai, kaip augalai jaučiasi patekę į šitą distiliatorių. Jiems turi būti komfortabilu. Tai reiškia, neturi būti per karšta temperatūra. Ir tada jie išsaugoja savo gyvastį kiekviename eterio laše. Nu va, čia milžiniški distiliatoriai. Čia talpos, į kurias dedama žaliava. Pabandysiu nueiti toliau, kiek čia mane leis. Štai, čia dedama yra žaliava ir distiliuojama. Va, ten apačion matosi nuteka. Prieš 7 metus aš čia, kai buvau, tai mums darė ekskursiją, kadangi dabar labai daug žmonių, tai jau tokių dalykų nebedarys, aišku. Bet nepaisant to, vis tiek tai yra gana iškalbinga ir po muziejaus, Garijango muziejaus, matyt, daug kalbų ir nebereikia, daug pasakot ir nebereikia. Na štai, pabaigsiu savo reportažą prie šitokios atseit šieno kupėtos. Bet čia yra ne šienas, čia yra likusi žaliava po distiliacijos. Ir dabar dar kvepia. Man rodos, čia kadagys yra. Tai va, čia buvo reportažas iš Mona ūkio Jutoje. Aš vėl po 7 metų čia apsilankiau. Kaip svečias, kaip dalyvis, kaip aktyvi šio judėjimo dalyvė. Ir tuo esu be galo ne tik patenkinta, laiminga, bet tuo galiu didžiuotis. Kad aš esu šio viso judėjimo dalis. Esu be galo jaučiuosi stipriai. Kad esu to dalis ir apie tai galiu kalbėti. Ir apie tai galiu kalbėti drąsiai. Be baimės. O baimės iš kur kyla, viskas labai aišku. Svarbu turėti tikėjimą, žinojimą, pasitikėjimą ir supratimą, kas yra tikra. Ačiū.